Taip, apie laisvę pasitikėti ir tą pasidalintą lyderystę noriu kalbėti, bet dažniausiai kalbu arba mus kviečia kalbėti apie mokinių įtraukimą į sprendimų prieimimą, apie ką ir demokratinė mokykla yra, bet šiandien norėčiau pakalbėti apie suaugusių įtraukimą į sprendimų prieimimą, apie kiekvieno mokytojo įtraukimą, nes tikrai tikiu, kad norint sukurti demokratiškesnę aplinką vaikams, reikia pradėti nuo demokratiškesnės aplinkos tarp kolegų. Tai apie tai šiandien ir suksis mano prezentacija. Jeigu pradedant nuo vadovo ir kaip po to gali atrodyti vadovo eilinis trečiadienio rytas, tai tikrai ne visada tai būna, bet pabandžiau keletą momentų pastebėti, parašyti, kurie šiandien ryto arba tokie galimi šiandien ryto momentai. Tai tikrai didžiulis krūvis, didžiulis informacijos kiekis, daug temų, įvairių temų, viską, ką vadovas ant savo pečių neša ir turi užtikrinti mokyklos funkcionavimą. UNESCO įvardina ir 5 konkrečias sritis, už kurias atsakingas mokyklos vadovas, ir tai tikrai ne tik tai mokymo kokybė, programos, visi organizaciniai ištekliai, administracinės organizacijos dedamosios ir vidinė bei išorinė komunikacija. Tai mokyklos vadovas šiai dienai tikrai patiria daug įtampų, daug streso ir daug atsakomybės ant savo vieno pečių. Ir kai pabandau mąstyti, kodėl taip sunku būti vadovu mokykloje ir iš kitos pusės, ar tai tikrai sunkiau negu būti vadovu kitoje organizacijose. Ir nes teko būti, bent jau dirbti keletą metų verslo organizacijose prieš tampant mokyklos vadovu ir galvoju, juk visur yra tas didžiulis tempas, atsakomybių laukas ir taip toliau. Ir kuo tada tas mokyklos vadovavimas mokyklai skiriasi nuo vadovavimo kitose organizacijose. Ir man mintis susideda arba pagrindiniai akcentai dėl vadinamų klientų, kuriuos mes aptarnaujame, tarkime, kabutėse mokykloje, tai yra mokiniai, kurie yra mūsų tiesioginiai, sakau, taip grubiai verslo žargonu pavadinu klientai, kurie gauna tiesiogiai mūsų paslaugą, kasdieną jie naudojasi, lanko, mes su jais dirbame, apie juos sukasi mūsų visos kasdienės veiklos. Ir čia atrodo būtų viskas visai paprasta, aptarnauti gerai savo klientus, bet iš tikro mokiniai yra nepilnamečiai ir už jų stovi tėvai ir globėjai. Tai šiuo atveju paradoksas, kad mokinys lanko tavo mokyklą, eina, bet iš tikro jie atstovauja tėvai arba globėjai, kurie net nesinaudoja tavo tiesiogiai kasdieniam paslaugom, bet jie jaučiasi galintis tau sakyti, kaip reikėtų dirbti, arba kas jiems nepatinka, arba kas jiems patinka. Ir čia dar yra ne pabaiga, nes yra trečioji, tarkim, grupė, tai yra tie finansuotojai, ar iš kur ateina mokyklos biudžetas. Ir čia visas tas sudėtingumas ir prasideda, nes mes dirbame su mokiniais, juos atstovauja tėvai, o pinigus moka dar kiti. Tai šiuo atveju, jeigu verslo įmonėje būtų mūsų klientas ir yra tas, kuris naudojasi paslauga ir kuris ją užsako ir už kurią jisai moka, tai mums paprasta būtų dirbti su juo, bet mokykloje ir vadovui mokykloje tenka žongliruoti tarp labai skirtingų suinteresuotų šalių ir natūralu, kad jeigu kažką darai vienai sričiai, galbūt mažiau patenkinta lieka kiti. Jeigu tavo prioritetas mokiniai, galbūt ne viską supranta tėvai arba neatliepiam jų poreikių, arba jeigu atliepiam mokinių ir tėvų poreikis, nebūtinai kas skirsto biudžetą turi
turi visko patenkinti ir neturi pastabų. Tai šiuo atveju visas tas sudėtingumas iš čia ir ateina. Ir tikrai vadovui nepadeda, jeigu mes įsikibę tuo tradiciniu vadovavimo modeliu, kai vadovas yra už viską atsakingas, taip jis mato viską, kiti galbūt fragmentus tik tai. Ir tai tikrai lemia, kad vadovas turi priimti sprendimus, bet galia tuose vienose rankose tikrai užduoda ne tik tai didžiulį krūvį, bet ir didelę riziką padaryti klaidų, žmogiškų klaidų, sisteminių klaidų ir be abejo didina nuovargį. Tai visi tie išsekimai ir perdegimai ir sunkumai, kurie kyla iš to senojo vadovavimo modelio, kad galia yra vienose rankose. Nors šiandieninis pasaulis jau atradęs kitų vadovavimo modelių ir nebūtinai tik tai gali ir turi būti taip, kad vadovas yra visada tas pagrindinis asmuo. Galima sakyti, atsinaujinę mokyklas turėtumėm atsinaujinti ir vadovavimo mokyklą. Mano asmeninė patirtis šioje kelionėje ir transformacija, kai pradėjau vadovauti mokyklai 2015 mes įkūrėme, taip, tai demokratinė mokykla yra nevalstybinė mokykla, mums šiuo atveju truputį yra paprasčiau. Nors nebūtinai kartais gal sudėtingiau, nes tas klientas, tėvai, kurie moka pinigus, jie jaučiasi, kad gali dar daugiau galbūt reguliuoti mokyklą, bet kokiu atveju, kai prieš 11 metų tapau vadovu ir tuo pačiu bendras steigėjų iš savo nedidelės dar tuometinės vadybinės patirties, man čia atrodė irgi labai žavu ir labai galinga būti už viską atsakingu ir viską spręsti. Aišku, turėjau tokį įsivaizdavimą, kad turi būti viską žinantis, visus procesus valdyti, pats protingiausias kambaryje. Ir jeigu nėra kitų protingesnių, tai viskas yra gerai, nes aš priėmu sprendimus. Bet aišku, toks naivumas greitai praėjo ir supranti, kad priešingai yra realybėje ir kuo protingesnių daugiau už tave, tuo laimi visa mokykla. Ir tada jau pradėjau siekti to, kaip padaryti, kad kolegos protingi ar galintys atskleisti savo potencialą ir turėdami tam galimybę galėtų geriausias savo savybės parodyti. Ir parodant pasitikėjimą jais, jie gali duoti grįžtamą ryšį ir geriausiai, ką gali savo darbovietėje ir mokykloje. Tai ta pasidalinta atsakomybė ir buvo mano atradimas ir suvokimas, kad nereikia čia būti vienasmenių vadovų ir herojų jau šiuo metu nebereikia. Ir pasidalinta atsakomybė yra plokščios organizacijos, yra įtraukiančios organizacijos ir vadovas taip, jisai lieka vadovu, jisai turi atsakomybę ten juridinį ir tam tikrą tokią neperleidžiamą, bet didžiąją dalį sprendimų ir didžiąją dalį atsakomybių iš mokyklos vadovo gali perimti kolegos. Ir tas metodas, kurį mes atradom, vadinasi sociokratija. Tai yra pasidalinta lyderystė arba kitaip valdysenos ir sprendimų priėmimo metodas, kuris 20 amžiuje buvo sukurtas Olandijoje. Ir kaip čia įdėjau, kad verslininkas iš kur kilo, pastebėjo, kad tie konfliktai kyla ne dėl pačios galios, bet tiesiog žmonės nesusitvarko su savo galiomis arba nemoka jas teisingai valdyti, nukreipti geriausią organizaciją linkme. Ir kaip mes turėjom autokratiją, turėjom demokratiją, taip dabar aš labai tikiu, kad ateina sociokratijos era, bent jau į organizacijų valdyseną.
Ir kai sakau organizacijų, tai ne tik mokyklų, bet tai yra ir verslo organizacijų arba kitų viešų organizacijų, nežinau, medicinos, socialinių ir taip toliau. Taigi, sociokratija yra gyva sistema, tai organizacija yra kaip viena sistema, kaip vienas organizmas ir visi jos nariai turi lygias teisės dalyvauti sprendimų priėmime ir tuo pačiu prisimti atsakomybę. Tai nėra, kad vienas paskirsto vaidmenis, tai nėra, kad per pavaduotojus tik tai veikia organizacija ir ten vadovų grandis ir po to pavaldinių grandis. Tai tiesiog yra kaip viena sistema ir tikrai mes tikime, kad tai nesvarbu, kuris tos sistemos dalis esi tu gali duoti lygiai tiek pat, kiek gali duoti, nežinau, vadovas ar kažkas kito. Ir kai įtraukiam visus į sprendimų priėmimą, kai dalinamės atsakomybę, tai organizacija laimi ir tikrai daug kitų papildomų dalykų. Ir motyvacija didėja, darbuotojų įsitraukimas, didėja bendradarbiavimas tarp kolegų, dinamika prie pokyčių prisiderinimas ir galų gale turima aiški struktūra. Nes iš savo patirties irgi supratau, kad sprendimų priėmimo aiškumas ir struktūra, kaip gimsta sprendimai, didina saugumo jausmą ir mažina nerimą. Ir ta demokratija tai turi tuos minusus, kuriuos mes žinom apie ją, ir sociokratija bando juos eliminuoti. Tai mes nesiekime, kad dominuotų dauguma, nes tai yra minusas, jeigu mes sakom, kad, nežinau, 50,1% užtenka, kad sprendimas būtų priimtas, tai galim įsivaizduoti, kad beveik 50% komandos gali būti nesutinkantis ir prieštaraujantis sprendimui. Tai tikrai tai nepadeda sklandžiai įgyvendinti to sprendimo, kai yra tokios didelės įtampos. Tai tikrai tam tikrus tylius balsus pagimdo, kurie gal net nepradeda prieštarauti ar reikšti nepasitikėjimo, nes sprendimu nesijaučiasi mažumoje ir mažai galintis ką pakeisti. Todėl sociokratija veikia ratais ir kiekvienas rato narys turi lygias sprendimo priėmimo teisės. Čia įdėjau kaip pavyzdį iš mūsų organizacijos, bet sociokratijos esmė, kad ratas turi tikslą, o rate yra šiuo atveju mokyklos darbuotojai. Tai jeigu mes kalbame ugdymą, tai mes turime ugdymo ratą, jame gali būti dar keli ratai, pradinis, pagrindinis, priešmokyklinis ar gimnazijos. Jeigu mes turime prie ugdymo dar vaiko gerovės komandą ar kažkokius kitus ratus, tai irgi jie gali būti. Bet šiuo atveju visi mokytojai pas mus yra ugdymo rate standartiškai. Ugdymo rato tikslas irgi yra aiškus, jisai užtikrinti kokybišką ugdymą, labai paprastas, ar tai būtų priešmokyklinis, ar pradinis, ar pagrindinis. Ir pagal tai veikia tie rato nariai, mokytojai, vaiko gerovės komanda tame rate. Jeigu administracija, tai pas mus yra bendrieji reikalai, kurie rūpinasi, kad ne tik tai infrastruktūra ir techniniais dalykais, bet kad ir ugdymo ratas turėtų resursus įgyvendinti savo tikslus. Mokyklos susirinkimas čia mokinių atstovai ir su mokiniais, bet apie tai šiandien nekalbėsiu. Valdyba tai šiuo atveju mokyklos steigėjai. Ir kaip tokius matote, jeigu žalius rutuliukus, tai yra po 2 žmonės iš kiekvieno rato eina į aukščiausią ratą, tai yra strateginį ratą. Strateginiam rate jau yra tik tai atstovai iš kiekvieno rato ir jis irgi turi jau kitą savo tikslą, kurį įgyvendina su savo nariais. Tai šiuo atveju kiekvienas mokytojas turi vaidmenį. Taip, jis gali būti bazinis, aš esu matematikos mokytojas ir priklausau ugdymo rate ir mokau matematiką 5-8 klasėse ir tai yra nuostabu ir tai yra viskas, ko reikia, bet ratais
kaip pavyzdys ūkdymo ratas, ne, nuo jo pradėjau, turi kokybišką ūkdymą ir jis išsikėlęs, kad jam dar ne tik tai gerų mokytojų reikia, bet ir reikia švenčių organizatoriaus, ES projekto koordinatoriaus ir socialinių tinklų prižiūrėtojo. Nors šiaip socialinių tinklų prižiūrėtojas pas mus bendruosiuose reikaluose. Bet ten irgi gali būti tas pats mokytojas, kuris yra ir vienam rate, ir kitam rate. Bet kiekvienas ratas, kaip sakau, turi savo tikslą, kuris vienyje to rato narius. Ir ne tik tai yra tie, tarkim, visi mokytojai, nariai, bet ir yra 3, kurie turi ypatingas rolės, tai yra vedlys, fasilitatorius ir sekretorius. Ir jie turi tam tikras funkcijas. Vedlys tai veda link rato tikslo, jisai toks atsakingas kaip vadovas, bet ne vadovas, o vedlys. Irgi yra skirtumas. Fasilitatorius irgi nėra moderatorius, o jis yra fasilitatorius. Jeigu moderatoriaus rolė būtų tiesiog užtikrinti kažkokį gerą laiką ir visų pabendravimus, tai fasilitatorius yra tam, kad jisai deda pastangą, jog eitų susitarimas ratas link rato tikslo. Ir sekretorius užfiksuoja dalykus ir saugo atmintį. Yra sistema, kaip tas klausimas ateina į darbotvarkę, jisai vėl turi būti tam tikrų būdų paruoštas, jisai turi turėti pasiūlymą. Tas pasiūlymas gali būti kūriamas iš anksto arba kūriamas rato narių ir taip toliau. Klausimai irgi, kad mes susikalbėtumėm ir viskas veiktų efektyviai, nes žmonių grupės nedaug laiko, tai efektyvumas, struktūra ir aiškumas yra kritiškai svarbus sociokratijoje. Jau klausimai iš karto būna paskirti, ar tai informacinis, ar paveikslas. Mes renkame tik tai rato narių nuomonę ar sutarimui. Ir sukame ratus, kol sutarėme. Ir sutarimas dar kuo skiriasi nuo demokratijos, sutarimas yra sutikimo būdu. Tai reiškia, kad nėra esminio prieštaravimo, turi būti taip visi jaustis, kad niekas nepasakys, aš turiu esminį prieštaravimą. Tai esminis prieštaravimas būna ir gali būti, viskas tvarkoj, bet jisai iš karto būna grindžiamas dėl ko. Kodėl aš manau, kad tai pakenks mūsų rato tikslo siekime. Ir žmogus iškėlęs esminį prieštaravimą, jisai gauna irgi grįžtamą ryšį, arba ratas keičia savo sutarimą, arba pabando kaip atliepti tą nerimą ir esminio prieštaravimo argumentus, kaip juos panaikinti, kad nebeliktų. Žmogus gali sakyti, aš atsiemu savo prieštaravimą ir saugiai jaučiuosi, kad pabandytumėm gyventi su šitu sutarimu. Tai reiškia, kad bet kas turi veto teisę ir mes leidžiame ją naudotis. Ir tai tikrai padeda ir aš pats irgi kartais turiu esminių prieštaravimų arba mano pasiūlymai turi esminių prieštaravimų ir mes visada, dar nebuvo, kad neišspręstumėm, visada išsprendžiam ir įtraukiame visus. Tai tikrai komanda, galiu drąsiai sakyti, keičiasi nuo šitokio valdymo modelio, mokytojai įtraukti į sprendimų priėmimą, jie tarsi bendraautoriai ir natūralu, kai sprendimas kyla iš ten, kur tu pats buvai sutariant jį, tau yra mažiau priežasčių jo nesilaikyti arba priešintis. Saugumas, mes žinome, kaip ateina klausimai, kur fiksuojami susitarimai ir kaip galima juos pakeisti. Ir taip yra rizika, kad tai yra imlu laikui, bet mes vėlgi turime struktūrą, sistemas, kas mums padeda greičiau keliauti per klausimus ir fasilitatorius labai svarbi rolė ir tam mums padeda padaryti greitai, o jeigu kartais reikia, mes tikrai drąsiai ir perduodam atsakomybę tam tikram žmogui priimti asmeniškai ir neturėti visų diskusijų visiems, bet tiesiog, kad tas žmogus, mes juo pasitikim, jisai gali spręsti savo vaidmens ribose visus klausimus.
laikas į pabaigą, tai 3 pirmieji žingsniai, jeigu norėtumėt jūs savo mokykloje ar organizacijoje žengti sociokratijos keliu, tai mano patarimas pradėti nuo vieno rato, sugalvoti, koks yra rato tikslas ir suvienyti tuos žmonės aplink tą rato tikslą. Ir tada pabandyti siekti sutarimo. Tai kad visi nariai galėtų ir pasisakyti, ir neliktų esminio prieštaravimo. Tai išsikeliam tikslą, sudedam į ratą kolegas, kurie atsakingi ar sieks to tikslo ir pabandome formuoti darbotvarkes ir siekti sutarimo, kad nebūtų esminio prieštaravimo ir būtų jausmas, kad bendras sutarimas, pasidalinta lyderystė. Mums tai padeda, čia nėra reklama, bet informacija, jeigu jums tuo keliu irgi reikėtų pagalbos, tai mes konsultuojamės su sociokratijos centru ir konkrečiai Eglė Daunienė. Tai šiuo atveju tiek nuo manęs ir jeigu būtų klausimų, mielai atsakyčiau.